Visi mano, kad Mommy Longlegs buvo tiesiog dar vienas bosas, kurį turėjai nugalėti. Dar vienas baisus eksperimentas Playtime Co. sąraše. Bet su jie kažkas visai nesutampa. Nes kai sujungi taškus tarp to, kas nutiko su Dewey tešlo žmogumi, kas nutiko su Huggy Wuggy ir kas vyksta dabar su prototipu, supranti kažką daug tamsesnę. Tu nenužudei Mommy Longlegs, ją nužudė prototipas. Ir ne todėl, kad ji buvo silpna ar nenaudinga jo armijai, o todėl, kad ji buvo vienintelė tikra grėsmė likusi prototipui. Leiskite paaiškinti. Prototipas Eksperimentas 1006 nėra monstras, kuris puola iš instinkto, kaip Jarnaby ar Pienozauras. Prototipas yra tas, kuris naudoja strategiją. Ir mes tai matėme vėl ir vėl. Jis nekovojo su Dewey tešlo žmogumi tiesiogiai, o panaudojo tave. Jis manipuliavo tave, kad įeitum, įjungtum vožtuvus ir sunaikintum Safe Haven, kad įvyktų tavo kova su Dewey ir taip nugalėtum vienintelį eksperimentą, kuris iš tikrųjų galėjo su juo kovoti kaip lygus su lygiu. Dewey buvo nepaprastai stiprus. Toks stiprus, kad net prototipas nenorėjo jo mesti iššūkio be jokio plano. Bet ką padarė prototipas, kad jį nugalėtų? Nieko. Jis leido tau atlikti juodą darbą, kol pats stebėjo. Ir tai yra jo elgesio modelis. Taigi dėl to kitų eksperimentų mirtis pradeda atrodyti visiškai kitaip. Pavyzdžiui, Huggy Wuggy buvo pagrindinis bandymas. Prototipas stebėjo, kaip tu jį nugalėjai fabriko įėjime. Ir tada jis suprato kažką labai svarbaus. Žaidėjas yra naudingas daugeliu dalykų. Žaidėjas gali pašalinti eksperimentus, su kuriais prototipui būtų sunku susidoroti. Nuo tos akimirkos mes nustojame būti auka įstrigusią Playtime Co. ir tapome mirtinu įrankiu. Bet tai pasakęs, dabar pakalbėkime apie Mommy Longlegs. Ir tai, ką tau papasakosiu, yra tai, kas ją išskiria iš visų kitų eksperimentų, su kuriais esi susidūręs. Nes taip, Dewey buvo galingas, Katnė buvo bauginantis, bet Mommy Longlegs reiškia kažką, ko prototipas negalėjo ignoruoti. Pirmiausia, Mommy Longlegs visiškai neturėjo psichinio stabilumo. Mommy Longlegs nebuvo ištikima niekam. Ji nužudė Playtime Co. darbuotojus džiaugsmo valandos metu. Ji taip pat nužudė kitus eksperimentus, savo pačios draugus. Ji netgi nugalėjo savo pačios porą, kurią jai sukūrė, kad ji būtų ramesnė. Daddy Longlegs. Ji net nemirktelėjusi sudraskė Game Station dalyvius. Ji neklausė prototipo įsakymų ir niekieno nurodymų. Ji veikė tik chaose, o chaosą labai sunku kontroliuoti ar numatyti. Prototipas gali manipuliuoti tuo, kuris bijo, arba tuo, kuris trokšta galios. Tačiau jis negali manipuliuoti tuo, kuris tiesiog mėgaujasi žudimu be aiškaus tikslo. Antra, Mommy Longlegs buvo atspari pagrindiniam jo kontrolės įrankiui. Prototipas turi gebėjimą, kuris daro jį mirtiną. Jis gali imituoti balsus. Mes tai matėme su Oliu, su darbuotojais ir su kitais eksperimentais. Jis pasinaudoja tavo pasitikėjimu, nekaltumu ir noru padėti išsigandusiam vaikui, kad nukreiptų tave tiksliai ten, kur jis nori. Tačiau su Mommy Longlegs ši taktika buvo bevertė. Jei jis imituodavo suaugusį darbuotoją, tai nieko nebūtų davę, nes ji jų visų nekentė. Ji tiesioginė prasme draskė juos į gabalus daugelį metų. Todėl išgirdusi mokslininko balsą, ji tik dar labiau įnirštų, tai jos nenuramintų. O kaip dėl našlaičio vaiko imitavimo? Tai neveiktų. Ji pažinojo Playcare vaikus, leido su jais laiką ir žinojo, kas jie yra ir kaip jie skamba. Prototipas negalėjo tiesiog sugalvoti balso ir tikėtis, kad jį patikės. Be balso manipuliacijos prototipas praranda savo pagrindinį pranašumą ir Mommy Longlegs tai žinojo nuo pat pradžių. Trečia, fiziškai jis buvo tikra grėsmė. Tiesiog pažiūrėk į jo dizainą. 4 elastingi galūniai galintys apimti ištisus kambarius. Vikrumas judėti lubomis, sienomis ir bet kur kitur. Tuo tarpu prototipas turi 6 galūnes ir atrodo pernelyg vikrus. Tačiau jo kūnas yra sunkesnis ir ypač lėtesnis. Ji galėjo pulti iš kampų, kurių jis negalėjo aprėpti. Tiesioginėme susidūrime nė vienas neturėjo pergalės garantijos. Ir kaip jau žinome, prototipas nerizikuoja. Tai yra visko esmė.
Taigi turime Mommy Long Legs, nestabilę, neįmanoma valyti balsu, fiziškai pajėgia būti tikra grėsme ir visiškai nebekontroliuojama. Prototipas negalėjo jos palikti gyvos, bet taip pat negalėjo jos nužudyti pats. Tai būtų buvę per daug rizikinga. Greičiausiai jis būtų kažkaip miręs arba likęs visiškai sužeistas. Jam reikėjo kažko, kas įeitų į GameStation, išspręstų žaidimus ir ją pašalintų, kad jam nereikėtų nė piršto pajudinti. Ir štai čia pasirodai tu. Tu eini į GameStation, žaidi žaidimus, judi toliau, o tuo metu jis stebi tave iš tamsos ir visiškai tavęs nestabdo. Leidžia tau po truputį priartėti prie Mommy Long Legs, kad galėtum ją sunaikinti. Be to, kažkas man sako, kad Poppy pagrobimą suplanavo prototipas. Galbūt frazė, kurią sako Mommy Long Legs, kai ją sunaikina smulkintuvas. Jis padarys mane savo dalimi. Sustok! Jis padarys mane savo dalimi! Ji tai pamini, nes prototipas jai tai pasakė kaip tik prieš mums atvykstant į GameStation. O galbūt būtent jis pasakė Mommy, kad Poppy artėja ir kad ją reikia laikyti pagrobtą, o dar pašalinti žaidėją, kitaip jis ją nužudys ir padarys savo dalimi. Na, kai pereini visą GameStation, kai pagaliau susiduri su ją ir ji galiausiai įstringa traiškyklėje, kur tada yra prototipas? Stebi, laukia, kol ji mirs, o tada pasiima tai, kas iš jos liko. Mommy Long Legs rankos nebuvo šiukšlės, kurias jis pakėlė nuo žemės. Tai buvo trofėjus. Ir tai buvo žinutė kiekvienam eksperimentui, kuris dar liko fabrike. Štai kas nutinka, kai neklausai mano įsakymų. Nesvarbu, kad esi eksperimentas, kuris atrodo mirtinas. Aš viską kontroliuoju. Taigi, mano draugai, Mommy Long Legs seka ir antras skyrius nebuvo paprasta kova su bosu ar paprastas išgyvenimas. Visas antras skyrius buvo suplanuota egzekucija, kurią surengė vienintelis eksperimentas, pakankamai protingas, kad niekada nesusiteptų rankų. Prototipas. Mommy Long Legs nepralaimėjo tau. Iš tikrųjų, ji pralaimėjo prototipui. Tu tik pasirūpinai, kad su ja būtų baigta. Ir viskas. Be to, pati Mob Entertainment patvirtino, kad Mommy Long Legs tikrai buvo visiškai išprotėjusi. Ir jei manai, kad Mommy Long Legs buvo vienintelė, palauk, kol pamatysi, kas vyksta su eksperimentais, kuriuos visi laikėme mirusiais, nes prototipas dar nebaigė valyti fabriko. O tai, kas laukia 6 skyriuje, pakeis viską, ką žinai apie tai, kas iš tikrųjų kieno pusėje yra. Pasimatysime kitą kartą.